Smetonai statytum paminklą? Ne. Bet pats Antanas niekados neatsisėdo, neparašė ir kažkam prie liudininkų nepasakė, kad mano Anbo reiškia Antanas nori būti ore. Kita yra teorija, kad tai yra Antanas ir Bronė. Bronė yra jo žmona. 3 moterys, kurios tavo nuomonė yra svarbiausias Lietuvos valstybingumui. Tai va, tai mes šiandieną turime dar vieną tokį ypatingą svečią. Aš iš vis galvoju, kaip apie istoriją galvoju, tai man atrodo, kad mes per daug šnekam apie praeitį, reikia daugiau šnekėti apie ateitį, praeitis jau buvo, reikia šnekėti tai, kas bus. Tai va, tą progą pasikvietėm istorikę, kuri tikriausiai padėks mano žodžius, su kuriais galbūt aš ir pats ne iki galo sutinku. Tai turime Vytauto Didžiojo karo muziejaus pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja Kristina Petrauskę. Taip pat jie yra ir tokio, sakykime, kibernetiškai ne iki galo saugios programėlės žvaigždė tikriausiai Rugilė, mes taip galima pasakyti. TikTokerė, istorikė, kaip dar, Kristina, mes tave galėtume Rašytoja, istorijų pasakotoja. Kristina Petrauskė, labai faina, kad tu atėjai pas mus. Labas, taip, atėjau. Ačiū už kvietimą. Dėkui. Nu ir turbūt pamanysim, čia su tokia pradžia, kad čia nekalbėsim, gal kažkaip reikia kalbėti apie ateitį, mažiau apie tą praeitį, tai gal ir pabandom nuo to kažkaip, vis tiek darbo vietai pareigoja, gal nuo to ir kažkaip čia atsispirti. Ir yra dar tų tokių momentų, kur galvojama, kad muziejai, tokia senienų saugykla, iš tokios serijos, tai visai įdomi ta perspektyva, kaipgi vis tik mes šiandienos perspektyvas turim žiūrėti muziejus, kokios jo funkcijos. Tai tikrai nėra vieta, kur tiesiog yra kaupiami daiktai. Mes suprantam, kad ten galima ateit ir pažiūrėti, bet taip plačiaja prasme, kodėl jie yra reikalingi. Ar muziejus nuobodi vieta, ar nebe? Tai pradėsiu nuo to, kad net pagal naujausią muziejų apibrėžimą, muziejaus misija pirmiausia yra kaupti. Mes daiktus kaupiam, bet tai yra mūsų istorija ir mūsų atmintis. Ar istorija yra nuobodi? Tikrai ne, ir užtat muziejus negali būti nuobodis. Aišku, aš kaip pasakau, kad aš muziejininkė, dažniausiai aš net nesakau, kad aš istorikė, aš iš karto prisistatau, aš esu muziejininkė ir visų reakcija yra, tai tu ten tipo miegi po paveikslais kaip ponas Bynas. Ne, po paveikslais aš nemiegu. Tada, jeigu pasakau, kad aš nesu ta teta salėje, kur sėdi, tai tada, tai tu ekskursijas vedi. Tai ekskursijas aš vedu kartais ir draugau. Iš tiesų, muziejus yra labai diferencijuotos veiklos sritis. Tai yra ne tik atminties saugotojas, nors tai yra pagrindinė jo funkcija - sukaupti tos artefaktus, kurie padeda mums tiesioginė to žodžio prasme prisiliesti prie istorijos, bet ir įkontekstinant juos pateikti muziejų lankytojams. Ir nesvarbu, ar tai yra šalies svečias, kuriam mes norime komunikuoti apie mūsų praeitį, ar tai yra mūsų valstybės piliečiai, nuo ugdytinių moksleivių, kuriems mes norim suformuoti savo istorijos ir savo tapatybės suvokimą, iki tiesiog paprasčiausios pramogos, edukuojančios, linksmos pramogos. O žiūrėk, Kristina, tu galėtum išvardinti 3 muziejus, kuriuos yra privaloma visiškai aplankyti. Ir ar į tą trejetuką patenka Vytauto Didžiojo karo muziejus? Savaime suprantama, pirma vieta Vytauto Didžiojo karo muziejus. Tai kokia antroji vieta? Iš tiesų yra labai sunku pasakyti top 3 muziejus. Todėl, kad Lietuvos muziejai yra labai aukštos kokybės muziejai. Tikrai muziejininkai su pakankamai mažais resursais sugeba pateikti išskirtinai gerą produktą. Eidama Vilniuje čia prieš gerą pusmetį aš pamačiau, kad galima pamatyti pasaulinio masto meistrus, nuo faktiškai renesanso tapybos iki Dali. Ir visa tai yra 2 kilometrų atstumu. Ir mes esam tiek išlepę, kad mes net tuos 2 kilometrus nuo vieno iki kito muziejaus tingim nueiti. Yra labai sunku įvardinti 3 muziejus. Šiaip ką aš norėčiau rekomenduoti, tai nespjaukite į mažuosius muziejus, į
muziejus tokius kaip, pavyzdžiui, Merkinės, Pasvalio, ar ne, į tuos, kurie yra regionuose. Jie irgi yra be galo įdomus. Ir aš pati asmeniškai labai nemėgstu istorijos centralizacijos ir tokio, sakyčiau, monopolizavimo, kad viskas yra tik nacionaliniuose muziejuose ir taškas. Ne. Istorija, ypatingai, kai ji yra pateikta gana intimiai ir lokalizuotai ir geba papasakoti to regiono savitumą, yra kažkas tokio išskirtinio. Ir man atrodo, kas, pavyzdžiui, nutiko Lietuvos kultūrai sovietmečiu, ir aš turiu omeny tiek nuo istorijos suvokimo iki etninės kultūros, tai mes buvom visi tiesiog nuniveliuoti tokių volų didžiulių ir viskas buvo suvienodinta. Viskas buvo labai aišku, viskas sukategorizuota ir viskas sucentralizuota. Ir tai, kas yra išskirtinio, tai pranyko faktiškai. Ir dabar dėka muziejininkų, dėka kraštotyrininkų, dėka etnografų mes imame suprasti ir suvokti mūsų kaip Lietuvos išskirtinumą Europos kontekste ir tų regionų viduje išskirtinumą. Juk užgavėnės, ar ne, kiekvienam regione, kiekvienam kaime švenčia skirtingai. O mums, kaip pasakė sovietmečiu, kad turim morę, visi vienodai deginam, taip ir deginam, ar ne? Labai džiaugu, kad, tarkim, tautinis kostiumas atgimsta ir jau dabar visi, kada kalba apie tautinius kostiumus, nesako, tiesiog tautinis kostiumas, bet iš karto atkreipia, čia Kapsė, čia Zanavykė, čia Aukštaitė, ar ne? Ir kiekvienas regionas turi savo savitą kultūrą. Ir tie maži muziejai regionuose, jie ją labai gražiai pristato. Ir tuo pačiu parodo tą mūsų praeitį, kurios mes net ne visai galime kontekstualizuoti. Tarkim, įspūdingas yra Merkinės muziejus, kaip ir Merkinės miestas. Ir aš sakau miestas, nes tai buvo Magdeburginis miestas, vienas svarbiausių miestų. Ir vienas seniausių, ar ne, kai tą žiūri seną žemėlapį ir matai, kad Merkinė ten yra. Merečka, ar ne, kaip iš tiesų pabandykime nuvažiuoti į kitą Lietuvos regioną, negu mes gyvename ir susipažinti su Lietuvos kitokia. Aš esu kaunietė, tikra kaunietė, kaunofilė, įsimylėjusi kiekvieną senąją Kauno miesto plytą. Na, bet aš suprantu, kad yra tikrai daug įdomių muziejų, bet turinio nepakanka. Vis tiek mes dabar esam tiek išlepę tos pasiūlos, kad formatas yra šiaip jau tikrai labai. Dabar čia visi aikčiom nuo Stasio muziejaus, nes irgi kažkas visiškai naujo, netikėto. Tai labai įdomu, kadangi numeris 1 yra karo muziejus, tai kokios ten tokios įdomios parodos savo formatu, gal turit kažką tokio išskirtinio, arba bent jau planuojat, tas būtų labai įdomu, gal toks kaip anonsas, nes turim Albo metu šiemet minim, žodžiu, daug sukakčių. Taip, ir iš tikrųjų grįžtant šiek tiek prie Stasio, tai yra išskirtinis, ar ne? Visų pirma, regionas, Panevėžys, ir taip gražiai yra sukūruota, aišku, aš įsivaizduoju, kaip muziejininkams dirbančiams su gyvu menininku turėjo būti sudėtinga kuruoti visą ekspoziciją, bet kaip gražiai pasakoja, kaip berniukas iš Lietuvos paribio, tokio kultūrinio paribio tapo pasaulinio masto žvaigždė ir kaip tas Panevėžys ir tas regionas jam padėjo tuo tapti ir kaip gražiai tas regionas atsispindi jo kūryboje. Tai tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti per šią perspektyvą. O kas bus Vytauto didžiojo karo muziejuje, tai taip, Ambo. Ambo pas mus bus Liepą. Iš tikrųjų, Antanas Gustaitis prieš 100 metų daugiau mažiau dabar nusipirko dėvėtą 40 arklių galio lėktuvo variklį ir pradėjo konstruoti savo pirmąjį lėktuvą, kuris iki galo... Vat ir norėjau sakyti, kuris iki tik... Mes nežinom, ar tai reiškia Antanas nori būti ore. Mes nežinom. Rimtai? Taip, tai yra jo žmonos atsiminimuose nekartą yra paminėta ir jo dukros, ar ne, kad kai tėčio arba vyro paklausdavo, ar čia tikrai tas Antanas nori būti ore, jisai tik tylėdavo ir šypsodavosi. Ačiū, Kristina, kad sugadinai visą romantiką. Yra kita mintis, bet irgi nei vienas, nei kitas nėra patvirtintas. Ar ne, tas Antanas nori būti ore, taip įsigalėjo mūsų vaizduotėje, kad tai jau yra faktas atrodytų. Bet pats Antanas niekada neatsisėdo, neparašė ir kažkam prie liudininkų nepasakė, kad mano Ambo reiškia Antanas nori būti ore. Kita yra teorija, kad tai yra Antanas ir Bronė. Bronė yra jo žmona.
Tik tada, kada jis tą ambo kūrė, Bronė dar buvo Jablonskienė, jo bičiulio žmona. Ir čia yra... Antanas toks šelmiškas? Ne, čia nieks neaišku. Ta prasme, iš tikrųjų... Mums reikia atsakymų, reikia aiškumo, nes arba mano gyvenimas prieš tai bus sugadintas, arba ne. Arba Antanas nori būti ore, arba kitaip. Man reikia atsakymų. Kaip yra Kristina? O istorijoje daug atsakymų neturime visada. Tikisi, kad istorikai privalo viską žinoti. Tu tik pasakyk istorikas, tu turi žinoti nuo Egipto civilizacijų visų iki ten, nežinau. Nes iš tikrųjų nėra padėto taško šitoj byloje ir net kelti šitą klausimą, ar tai reiškia Antanas nori būti ore, ar Antanas ar Bronė, yra gana kontroversiška. Sulauksit komentaro. Bet kuriuo atveju buvo romanas tarp Antano ir jo bičiulio žmonos. Ir... Man atrodo, mes iki Liepos sužinosim kažkokį atsakymą. Kas bus Liepa, priminki? Liepa bus labai graži paroda skirta Antano Gustaičio pirmajam skrydžiui virš Kauno su Anbo 1. O dar greičiau mes turėsime kitą parodą, kur pristatysime Lietuvos inžinerijos, karinės inžinerijos mintį ir gali iš pirmo karto pasirodyti šiek tiek nuobodu, bet... Prašau sudominti. Piliakalniai. Nuo Piliakalnių iki partizanų bunkerio ir sausio 13-osios barikadų. Tai viskas yra karinė inžinerija ir tai bus išskirtinė paroda, kurios partneriai yra mūsų draugai Vitkus ir jie patys atvežė mums išskirtiniai daug įdomių eksponatų, kurie atliepia net ir šiandienos karo inžinierių darbą ir rūpestį. Tai tikrai patys galėsite ir tranšėjom pavaikščioti ir sužinoti, ar tai Piliakalnis yra nuo Pilti ar nuo Pilis. Ir pakankamai įdomių originalių eksponatų atkeliaus net ir iš Ukrainos, kuriame bus, tame parodos segmente rodoma, kaip lietuvių karo inžinerijos mintis dar šiandieną yra atliepiama viduramžių Ukrainoje. Ne veltui ten palei upės Vytauto pirtys ir bokštai stovėjo. Geras. Mes taip labai gražiai šnekam apie parodas, apie tai, kad daug ko gražus, bet, tokių yra truputėlį užgrebiam su tokia gražia legenda sukurta, kuri nėra dar pagrįsta ir mes nemažai istorijų ir istorinė atminty labiau turim tų tokių, kur, gal bijom pasakyti, kaip iš tikrųjų yra, nesugriausim kažkokį tai ten patriotinį naratyvą įsitvirtinus ar kažką. Ir labai dažnai tokios kontroversiškos, sunkios temos yra paminklai. Tai nuo parodų ir muziejų iki paminklų. Mes turėjom tokias... Ar griausim, Rugilė, ar statysim kaip... Nežinau, tai bet pasižiūrėsim. Kaip čia statysim? Kam statytum paminklą? Smetonai statytum paminklą? Ne. O. Prasme, ir šoviau savo į koją, ar ne? Nežinau. Visų pirma, Antanui Smetonai jau stovi paminklas. Juk yra paminklas, ar ne, prie prezidentūros, kur yra visi 3 tarpukario prezidentai. Ne. Taip, kur kitur. Yra ir Palangoje, ar ne, Smetonos paminklas, kuris labai mėgo leisti savo vasaras. Ir aš neturiu nieko prieš Antaną Smetoną, ar ne? Tai yra vis tik žmogus, kurio didelę dalį to viešojo pasakojimo, viešojo buvimo istoriniam naratyve vis dar yra suformavusi sovietinė propaganda. Reikia nepamiršti to, ar ne? Labai dažnai Antanas Smetona yra kaltinamas tuo, kad jisai nesipriešino, kad jisai pabėgo, bet reikia nepamiršti, ar ne, kad paskutinio pasitarimo metu nėra protokolų oficialių, bet yra atsiminimai faktiškai visų dalyvavusių. Antanas Smetona buvo už tai, kad Lietuva iššautų tą šūvį, jis buvo už tai, kad priešintųsi ir iškviestas kariuomenės vadas pasakė ne. Ir jis buvo pakviestas Raštikis irgi pasakė ne. Tai kodėl nestatytum paminklą? O kodėl aš nestatyčiau paminklą? Nes manau, kad yra. Kitas dalykas, gerai, aš esu ankstyvųjų naujųjų laikų istorikė, ar ne? Tai tarkim, čia nėra mano pagrindinis žinių laukas. Bet man kaip Lietuvos pilietė yra be galo brangi partizanų istorija. Aš man atrodo išeisiu, jūs paliksiu čia diskutuoti. Tikrai. Ir aš čia vadovaujuosi deklaracija 49 metų. Ir čia turbūt viskas pasakyta, ar ne? Tai, kad jie atkuria valstybę 22 metų konstitucijos rėmuose.
Aš tas yra, mes net, kadangi yra ten projektų, kurie pabandė su dirbtiniu intelektu simuliuoti ir pabandyti pakalbinti kaip chatbotus, per chatbotą, pokalbį robotą partizanus, tai buvo net dažnai toksai pamąstymas, pabandom paklausti, ar partizanai statytų paminklą ar ne, tai iš tikrųjų, aš tiesą sakant, nebandžiau, tikrai būtų partizanų tarpe, kurie statytų, nes buvo ir tokių griežtesnės rankos, bet bendrai, kaip Kristina sako, partizanų pozicija įtvirtinta būtent jų politiniai tokioj deklaracijai yra labai aiški, tai yra demokratija. Lietuva 10 metų. Jie atmeta smetoninės konstitucijas ir savo valstybę jie atkuria būtent 22 metų Stulginskio laikų pasirašytą konstituciją. Ir kitas geras klausimas čia buvo, tai būtų, ar partizanai patvirtintų Stambulo konvenciją. Taip, šitas irgi žinau. Ar mes taip giliai šiandien eisim į tokias kontroversijas, galim. Žiūrė, Rugilė, tau kaip partizanų mylėtojai klausimas. Kam statytum tu, kuriam dar gal paminklą dar vieną, kuriam partizanai? Ar jau visiems išstatyti? Ne, aš turbūt irgi būčiau tos pozicijos, kad nereikia visiems statyti, nes šiaip jau mes atgimimo metu tikrai turėjom labai daug pristatyti ir kryžių ir atminimo ženklų ir reikia pripažinti, kad jie nėra sutvarkyti. Ta prasme, tų ženklų pasakojančių istoriją mes jų turim ir ne visai gebam juos įpinti į tą mūsų edukaciją. Tai man atrodo, kad naujų nežinau, ar labai reikia labiau prisiminti tos senus, juos įkontekstinti, apie juos kalbėti, lankyti ir kažkaip, bet labai norint, tai būtų galima ir partizanų, nežinau. Vabalai, pavyzdžiui, ar ne? Vabalai, taip. Alfonsas Vabalas ir toks čia, Kristina. O šiaip aš turiu teoriją, kodėl mes dabar taip apsėsti tais paminklais ir jų statymais. Kodėl? Bet čia tik mano teorija, ar ne? Tai yra romantizmo ir istorizmo epocha, 19 amžius. Tada visos tautų pavasaris, ar ne, kuria savo istorinį naratyvą, rašo tas didžiasias istorijas, kur kuria savo tautos epą ir mitą ir stato visiems paminklus. Mes tuo metu esam okupuoti Rusijos imperijos. Mes negalim tą daryti. Ir kada mes pagaliau turim galimybę tą daryti, ar ne? Mes ir varom, išgyvenam savo tautos paauglystę. Tas, ko mes negalėjom padaryti 19 amžiuje, tą mes padarėm dabar. Nes netgi ir daugiatomė Lietuvos istorija, ar ne? Ką visos tautos pasidarė 19-20 amžiaus sandūroje, ar ne? Jinai parašyta yra prieš kelis metus paskutinis tomas išleistas. Taip, man atrodo, mes tiesiog vejamės. Aš lygiai taip pat manau ir man atrodo, kad čia dar, apskritai mes suprantame, jeigu mes kalbame apie įamžinimą, tai turi būti paminklas. Kitų formatų, komunikacinių, kažkokių tokių kitų projektų, edukacinių švietėjiškų, tai nesuvokiam kaip įamžinimą formatą. Tai man atrodo, kad apie tai labiau turbūt reikia kalbėti. Paminklai patys savaime nieko nesprendžia. Okay, o Kristina, tada kokia moteris tau yra labiausiai įkvepianti lietuvė moteris per visą istoriją? Turi tokią? Aišku, turiu, bet man labiau būtų įdomu, kad tu, pavyzdžiui, pasakyk 3 moteris, 3 moteris, trys moterys, kurios tavo nuomonė yra svarbiausias Lietuvos valstybingumui. Svarbiausias Lietuvos valstybingumui. Aš tikriausiai iš karto turėčiau sakyti, kad Dovilė Šakalienė, ar ne? Būtinai. O, geras. Tai čia bitė tikriausiai būtų, ar ne? Atkuriamo Seimo. Narė. Ir daugiau žinai, ar ne? Va čia man labai įdomu. Aš sakyčiau, valstybingumui. Gerai, Lietuvos istorijai, tarkim. Boną Sforcą dėčiau. Pats sakai lietuvė, Gerai, bet Boną Sforcą yra... Tai kieno čia žaidimai mano ar tavo? Ne, viskas tvarkoj. Boną Sforcą, nepaisant to, kad yra ispanų kilmės Italija, ar ne? Lietuvos pilietė būtų ta politinės tautos prasme. Čia viskas gerai tinka. Tai čia sutinkam, ar ne? Ir tada, ką mes, tai gal iš šių laikų tada... Ne, iš istorijos. Iš istorijos, ar ne? Kiek Lietuvos vyrai žino moterų Lietuvos istoriją? Labai gerai, man patinka. Aš buvau paruošę žaidimą, kad būčiau uždavęs 5 pavardės ir būtum turėjęs sudėlioti pagal reitingą, bet tame reitingai yra Emilija Pliaterytė, tai aš gal Pliaterytę įdėčiau, bet dabar tu turėtum iš savo perspektyvos pasakyti ir sudėlioti man reitingą šitų 3, kur jau pasakiau ir tada dar 2 dėsiu, bet iškart turiu sakyti vietą, kuri yra. 5. Bitė 2. Bitė 2. Bona 5. 5. O tai čia nacionalizmo perspektyva ar kodėl?
Už tai, kad Elžbieta Habsburgaitė už plaukų tasė, už tai, kad jos parmezaną suvalgė. Ne, jokauju. Bet šakutę atvežė. Yra grastus. Ne, Bona Sforza iš tikrųjų yra labai svarbi Lietuvos istorijai. Reikia nepamiršti, kad jos žemės ūkio reforma, aš kalbu apie Valakų reformą, suformavo mūsų kraštovaizdį. Vien jos ekonominė veikla ir dvarų konsolidavimas valdovo rankose buvo tai, kas galėjo Lietuvą paversti europinę galybę amžiam, bet sūnus ne tą žmoną išsirinko, ką padarysi. Bet Bona Sforza žinoma, bet aš tiesiog žaidžiu žaidimą ir kadangi mano reitingė moterų Bona ir būtų kažkur apie 5. Gerai. Tada būtų Emilija, ne? Tai tarkim, Emilija, sakykime, dėl romantizmo dvasios dėkime 4. vietą. 4, ne? Na ir dabar mums lieka Marcelė Kubiliūtė, legendinė žvalgė. 3. Gerai, tai mes turim... Žinai, dabar tau lieka ir turi iš esmės, aš palengvinsiu tau gyvenimą, turi įsirinkti, ką dėdi pirmą. Ne, gal tada tiesiog su Žemaitė paliktum. Dėtum Žemaitę į pirmą vietą. Jo? Drąsiai. Rimtai? Taip, Žemaitė ir būtų mano pirmoji vietoje. Mano šventoji trejybė yra Žemaitė, Bitė ir Bortkevičienė. Tikras feministas tarpukario, geras. Taip, tai yra mano šventoji trejybė. Tarp kitko, labai faina man yra, kad Bitė ir Bortkevičienė 26 metais abidvi buvo kandidatės į prezidentus ir abidvi balsavo viena už kitą ir abi kartu surinko 2 balsus. Bet kaip lygiai 2 balsus surinko ir Smetona, tai ne taip ir blogai. Geras. Nu čia vat su to moterim yra įdomu. Reikia pripažinti, kad pasigirsta, kad čia sapnoju lytis, gal ten kritinės situacijos negali kažkaip. Tai va turi gal tokių pavyzdžių, kur moteris kaip tik va tą lemiamą akimirką buvo ta jėga, kuri ten sugriovė, nežinau. Man atrodo, vėlgi ta pati Bortkevičienė yra labai geras pavyzdys, nes reikia turėti omeny, kad tarpukario Lietuvoje buvo tik vienas teroro aktas ir jis buvo nukreiptas užtildyti Bortkevičienę. Ką jinai padarė? Smetonas jau Rakakčių išvadino. Aš nežinau, kažkaip aš labai negatyviai vis atsiliepiu apie prezidentą, kuris tikrai nebuvo toks, viskas gerai su Antanu Smetona, bet kuriuo atveju Bortkevičienė, jinai dažnai yra vadinama kikilikų motina net, bet jinai buvo labai už demokratinės vertybės, ypatingai. Ir jie labai daug dirbo, kad būtų kuo daugiau įvairovės valstybėje ir tiesiog, norėta nutildyti jos leistas žinias ir viskas. Ir buvo susprogdinta jos spaustuvė, kuri, kaip dažnas kaunietis žino, yra ten, kur senoji Spurginė šiuo metu. Okay. O krašto gynyba ir moterys, kaip čia mes turim tokių asmenybių? Pagal Lietuvos statutą, tai našlės turėjo atlikti karinę tarnybą ir pavyzdžiui 16 amžiuje Ona Kiškienė buvo daugiausiai raitelių Lietuvos kariuomenę išleidžianti žemvaldė. Pas mus šiek tiek kitaip su ta karinė tarnyba buvo, tai ar ne, iš Počpolita Rušenė, kur tu joja arba išleidi tuos savo karius pagal turimą žemę, tai moterys mokesčių ir būtent kariuomenės raitelių išleidimo prisidėdavo prie valstybės. Aišku, yra ir ta pati Pliaterytė, ar ne, kurios mes vėlgi daugiau žinome gal legendos, net negu tikro asmens, bet tai buvo žmogus, kuris turėjo idėją ir įkvėpta laisvės kovos, ją įkvėpė tokia Bobulina. Mėgo jinai ir Žana Dark, bet Bobulina buvo jos ta pagrindinė herojė, admirolė Graikijos nepriklausomybės kovų ir toji pati Mickevičiaus Gražina. Tai Pliaterytė, ar ne, mes ją žinom, bet jinai ir adjutantės turėjo, buvo tų moterų kovoje. Reikia nepamiršti tas pačias partizanės ir ryšininkės paminėti, ar ne, kurios įsiliejo į kovą, nepaisant to, kad jos buvo gręžiamos atgal. Tiesiog buvo tokia aplinka, kad moteriai buvo labai sunku būti kartu su vyru kovoje. Netgi ačiū Putvinskiui, kuris sugebėjo moteris pramušti beveik lygiom teisėm į šaulius, bet reikia nepamiršti, kad po to ar ne tie patys šauliai iš jų juokdavosi ir sakydavo, jūs tik butarbrodam tinkamos daryti ir jos turėdavo ruoštis krašto gynybai apsirengusios suknelėm ir bateliais su kulniukais. Bet tokia buvo kultūrinė aplinka tuo metu. Dabar dabar keičiasi. Pasikeitė. Aš tikiuosi. Eigoje. Ja, aš dar dėl apie tą pačią krašto gynybą ir tokius istorinius momentus, ar
yra kas susiję būtent su krašto gynyba, saugumu, bendrai tikriausiai 20 amžiaus istorijai. Ką norėtum pakeisti, vykti į tą laiką ir, sakykime, pakeisti, galėtum išsirinkti. Bet su Lietuvos istorija, kas susiję. Jo, aš norėčiau, kad tu įsivaizduotum, tu nuvyksti į tą laiką ir savo jėgom, savo užsispyrimu, savo antismetoniu, juokauju, su savo jėgom, su savo energija, ką norėtum prisidėti prie kokio pokyčio. Bet tu gali būti įsikūnijusi kažkokį istorinį ten kertinį žmogų. Duočiau vieną gerą pažandą tam pačiam Škirpai, kuris sakė, nereikia priešintis. Vėlgi, juokauju. Nežinau, jeigu mes kalbam apie 20 amžių, tai vėlgi yra tas niuansas, ar ne, kad aš esu ankstyvųjų naujųjų laikų istorikė, ar ne? Bet jeigu 20 amžius. Pradinai 20, šiaip tai gali būti bet kokie laikai. Bet kokie laikai. Turbūt. Ir pakeisti, Dieve mano, čia koks drugelio efektas gali kilti. Man būtų, pavyzdžiui, labai įdomu pamatyti, kaip Lietuva vystytųsi, ar ne, jeigu Mindaugas nebūtų nužudytas. Čia būtų. Ar ne? O reikia gerai, jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės, bet tarkim, jeigu jis būtų išlaikęs krikščionišką tradiciją, kas būtų su Lietuva, jeigu mes jau 13 amžiuje turėtume krikštą? Būtume kaip Lenkija. Būtume lygiom dalim su Lenkija. Niekada nebūtų Liublino unija. Arba mes, jo. Arba, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu, ar ne, Jogaila turėjo kelis variantus, ar ne? Jo motina Julijona, kuri tarp kitko žinoma kaip pirma moteris Lietuvos istorijoje turėjusi asmeninių pinigų, turėjo tokią viziją, jos kaip ir tikslas vienų istorikų nuomonė buvo, kad Vilnius taptų naujuoju Konstantinopoliu. Ir jeigu Jogaila priima rytų krikštą, ar ne, centras religijos tampa Vilnius. Tai kaip šiuo atveju vystytųsi Lietuva? Ar mes taptume tuo, kas šiuo metu yra Maskva, ar visas būtų kitoks pasaulio konceptas, toks, kaip mes jį žinom. Tarkim, tokie sprendimai. Jogaila, jis negalėjo nesikrikštyti, jis negalėjo nepriimti krikščionių tikybos. Bet kas būtų, jeigu jis būtų kitą priėmęs, pavyzdžiui? O tai jeigu 20 amžiaus? Be Škirpos antsnukės. 20 amžius yra labai skaudus Lietuvos istorijai. Aišku, kai pasižiūri giliau, kadangi jau ta atmintis yra užpustyta tų istorinių dulkių, visi amžiai yra nusėti Lietuvoje karų. Mes jau tokioj žemėje gyvename, kruvinoje žemėje, kaip Snaideris ar nerašė. Nežinau, net neįsivaizduoju, nes yra tokie skaudus dalykai kaip holokaustas, ar ne? Yra toji pati pasiaukojanti partizanų kova. Pakalbam apie Vytautą didžiojo karo muziejų. Sakai, draugam ekskursijas vedė, ar ne? Kartais, kas tau įdomiausia yra apie šitą muziejų, joje saugomus eksponatus, arba galbūt atskleidžiančias istorijas jame. Arba koks įdomiausias kažkoks vienas, ekskliuzyvinis, kur niekur kitur tokio nėra. Turbūt visko nėra kitur, bet gal yra kažkoks toks top. Tai visų pirma, mūsų muziejus turi išskirtinę kolekciją susijusi su mūsų nepriklausomybės kovom, ne? Sugalvojau, kad 20 amžiui daryčiau, Suvalkų sutarties nepasirašinėčiau. Priminkite, apie ką Suvalkų sutarties? Jau ir buvo sutvarkyti fronto reikalai su Lenkija ir Suvalkų gubernija, tai turėjo priklausyti Lietuvai ir tada mes nuėjom tvarkyti reikalų su bermontininkais ir tada Lenkai sako, persigalvokim. Bet kuriuo atveju ir tada mes netekom daug teritorijų, kurios kaip jau ir buvo pagal tai priskirtos Lietuvai. Fun fact, tarpukarių karo muziejuje buvo toks eksponatas, kur tiesiog manekenas su dideliais ūsais paguldytas karste ir parašyta Lenkas. Mes be Vilnius nenorim. Negražiai, kad mes gal juokėmės. Buvo toksai tikrai. Tuo metu buvo tokie laikai. Ir obeliskas buvo, netgi karo sodelėje, ant kurio buvo iškalta atmink lietuvių kaip nedoras Lenkas, ten Suvalkų sutartį sulaužė, ten vieną žodį. Šiaip tai Lenkus mes labai mylim ir Lenkai yra mūsų vieni ištikimiausių sąjungininkų. Susitaikėm dabar jau, čia tik praeities tokie. Ir obelisko nebeliko tarp 1938 metais. Tai mes turim išskirtinius
eksponatus, tai yra trofėjus iš nepriklausomybės kovų. Kuo jie svarbus tie trofėjai, kokį jo krūvį neša? Be galo stiprų ir emocinį, ar ne, nes tarkim, karo muziejus buvo kūriamas kaip šventovė tiem žmonėm, kurie aukojo savo gyvybės už Lietuvos laisvę tose kovose. Ir karo muziejuje iš pradžių dirbo karo invalidai. Tai yra, tuo metu buvo karo invalidų sąvoka, irgi gaunu niuniuniu, kaip negražiai sakai, bet tai toks tarpukarinis terminas, ar ne yra. Ir jie dirbo tame muziejuje, jie patys surinko tai, kas jiems svarbu, ir sunešė į tą muziejų. Jie buvo sužaloti, daug ką praradę ir šeimas, ir kartais net ir savo namus, ir artimuosius, ir bičiulius. Ir jie pasakojo lankytojam tas istorijas apie tuos daiktus, kurie jiems reiškia viską iš tų nepriklausomybės kovų. Ir tarp kitko pats karo muziejus surinkęs visas lėšas, visas aukas, tas lėšas skirdavo būtent tiek našlaičių, tiek karo invalidų, tų pačių gydymui ir išlaikymui. Na, tai buvo tokia organizacija, kuri visiškai siekė įprasminti, išlaikyti ir toliau puoselėti mūsų nepriklausomybės kovų atmintį. Tai man tai yra labai svarbu, nes vieni sako, muziejus ir daug daiktų ir daug ginklų, bet reikia turėti omeny, kad su tuo ginklu, ar ne, ir netgi, jeigu mes kalbam apie nepriklausomybės kovas, labai dažnai yra net ir lentelė prikabinta, kad su šiuo ginklu kovojo ir žuvo tas ir tas. Ir kitas dalykas, ką retas žino, kad mes kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos turim savo laisvės varpą. Vytauto didžiojo karo muziejaus Kariliono bokšte vienas varpas yra išskirtinis, jį padovanojo Jungtinių Amerikos valstijų piliečių bendruomenė tarpukariu su labai gražiu įrašu. O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos. Ir jis buvo nulietas Filadelfijoje, kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės varpas, ir padovanotas ir įkeltas į tą bokštą. Žinoma, karo muziejus tai ir Lituanika. Ar ne? Ir dar vienas dalykas, kuris man šiuo metu yra labai brangus, tai karo muziejus turi naują filialą Laukuvoje, kuriame namelį, kuriame gyveno Grinkevičiūtė. Ir visas pasaulis žino Aną Frank. Ir nesvarbu, kiek mokslininkų rašytų didžiausias disertacijas ir monografijas ir kitus darbus skirtus holokausto baisumui, vis tiek jie visi žino ir šitą baisų įvykį pažįsta per mažos mergaitės balsą. Tai, kas pasauliui apie holokaustą yra Ana Frank, pasauliui ir Lietuvai apie trėmimus yra Grinkevičiūtė. Jos atsiminimai, kaip jinai paauglė, maža mergaitė, išvežta, ištremta prie Laptevų jūros, yra tai, kas nesvarbu, kiek mokslininkai tirs, parašys, muziejininkai rodys, bet viską parašė Grinkevičiūtė. Kristina, labai trumpai, ar istorija kartojasi ciklais? Ne. Mano klausimas, aš tikiuosi atsakymą taip ir būčiau klausęs, tai kur mes dabar esame, jeigu žiūrėtume į istoriją atgal kokiam laikotarpį, bet mes tikriausiai esam unikaliam laikotarpį 2025. Istorija nesikartoja. Tikrai nieks nemėgsta Santajanos iš istorikų, ar ne? Tai čia Santajana tas, kur jeigu tu nemoki istorijos, esi pasmerktas ją pakartoti, ar ne? Istorija ribojasi, yra panašumų, bet, kaip čia pasakyti, iš istorijos reikia mokintis, tik reikia mokėti iš jos mokintis, nes kartais tos pamokos gali būti labai, labai blogos. Ir tarkim, viena iš puikiausių pamokų, kaip nereikia iš tos istorijos mokintis, yra Antras pasaulinis karas. Nes visi sakė, mes pasimokėm po pirmojo, daugiau niekada neskubėsim į karą. Geriau nuolaidžiaukim. Visigi pasimokė, kiek žmonių žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą. Baisu, ar ne? Daugiau nedarykim taip. Bandykim gražiai susitart, nuolaidžiaukim. Visi per Pirmą pasaulinį karą pasimokė, kad tai, ką neva vokiečiai tuo metu darė Belgijoje okupuotojai, ar ne, buvo rašomi propagandiniai tekstai, kaip vokiečiai elgėsi su okupuotais žmonėm, kokius karo nusikaltimus daro, ir tai viskas buvo išpūsta propagandiniais tikslais. Ir visi sako, kai atėjo pirmos žinutės iš to, kas vyksta koncentracijos stovyklose, tai sako, taigi nesąmonė, mes jau pasimokėm per Pirmą pasaulinį, nekreipsim dėmesio. Ir jie pasimokė taip,
kad kilo antras pasaulinis karas, dar baisesnė problema, ar ne? Ir iš istorijos nereikia bandyti ieškoti kažkokių faktinių pasikartojimų ir mokytis iš jų. Iš istorijos reikia mokytis vertybių. Istorija man pačiai asmeniškai padeda suformuoti kažkokį vertybinį tinklą, kurį aš visada galiu būti tikra, kad atsimušiu ir nekrysiu ir nesitiekšiu į žemę, o žinosiu, kad mane kažkas pagaus. Tai būtų tai, ką tu sakytum žmonėm, kurie sakė, kad čia neverta praeitim gyventi, reikia kažkaip ateitim, tai ką tu jiems atsakytum tokiems? Aš atsakyčiau, kad nepažinodama savo šaknų neužauginsi skanių vaisių. Bet kuriuo atveju istorija yra reikalinga ateičiai. Ar ne? Mano nuomonė vienas iš pagrindinių dalykų, ko reikia, jeigu tu nori būti sėkmingu žmogumi, tai reikia turėti labai gerų idėjų, o visos idėjos yra kažkada jau sugalvotos, tiesiog reikia mokintis ir jas ištraukti. Pavyzdžiui, man buvo išskirtinai fun dalykas sužinoti, kad Stulginskis, ar ne, mūsų prezidentas, kadangi jis buvo agronomas, sugalvojo, kad miestuose jisai darys daržus, kad miestiečiams būtų šviežios daržovės ir jis galėtų vaikučius pamaitinti šviežiais vaisiais. Prasme, o mes dabar įsivaizduojam, kad miesto daržas yra kažkas super duper modernaus. Bet jau Vilniuje 19 amžiaus pradžioje Stulginskis tuo užsiminėjo, kad vaikai turėtų vitaminų. Ir kokia gera idėja, šiaip rimtai ne aikšteles ten klot betoninės, bet darželius sodint. Nuoširdžiai čia savivaldybei gal rekomendacija kokia. Na, pažiūrėsime. Ar galėtume mes užbaigti su tą gražia citata, kur ką tik sakei, man taip patiko. Aš daug gražių citatų sakiau. Ta buvo apie laisvę, ne tik apie vaisius, apie laisvės. Tas laisvės nevertas, kas negina jos. Taip, ir atvyk į Karo muziejų. Lipk į bokštą, pats galėsi paskambinti. Skambinkime laisvės varpais. Ačiū labai, Kristina, kad atėjai. Ačiū už kvietimą.